Labai malonu šį gražų šeštadienio rytą pristatyti mūsų svečią. Tai yra Žmogaus autoredukcijos centro Laumžirgis vadovas Elijus Kebleris. Labas rytas, Elijau. Labas rytas, Asta. Štai ant stalo visiškai šviežutė, kaip mėgstama sakyti, dar kvepianti spauda knyga. Tai yra Laumžirgio istorijos, visa tiesa apie tikrąją laisvę. Apie ką yra ši knyga? Ši knyga, tai, jeigu taip keliais žodžiais apibūdinti, apie žmogų, apie žmogaus prigimtį, apie pasaulio prigimtį, žmogaus santyki su šio pasauliu. Ir šios žinios, šios mintis, jos tiesiog įdėtos tokią formą, kad tai ne tik tai kažkokie patarimai, kažkokia sistema, kažkokia metodika, bet tai persipina kartu su, kad skaitytojus lengviau priimtų, o tai vis dėlto efektyvu, tai yra persipina su esėmis, su įdomiomis tikromis istorijomis, tarp kitko, kai kurių žmonių, net Vilniečiai ir lietuviai gerai žinotų juos, tai su žavimis nuotraukomis. Tai toks lengva forma perdodamos tam tikros žinios, kurios žmogui iš tikrųjų labai naudingos ir reikalingos, kad jo gyvenimas išsipildytų, užsipildytų ir susivoktų žmogus savyje ir aplink supančiame pasaulyje. Kaip kilo mintis parašyti tokią knygą? Šioje srityje, šių žinių srityje yra problema gana tokia, šiais laikais yra gana tokia problema, kurią galim būtų įvardinti, būtų labai juokinga, jeigu nebūtų liūdna, apgailėtina ir pavojinga. Iš vienos pusės šiuolaikinis žmogus supranta, kad visa ta oficialus mokslas, oficiali švietimo sistema, medicina vis tiek neatsako į pilnus klausimus ir neišsprendžia jo problemų. Jis jaučiasi, kad yra kažkokios ribos, už kurių kažkaip jam reikia išeiti. Ir jisai bandydamas ieškoti, kur išeiti, jis metasi tada pamatęs, kad ten vis dėlto negauna tų atsakymų. Ir metasi į kitą pusę ir atsiduria dar pavojingesnėje pusėje, kurioje jau yra, taip vadinamas, plačiaja prasme, pavadinkim tai ezoterinės žinios. Tai ten ir numerologija, ir parapsichologija, ir būrimas, ir magija, ir netgi modernioji psichologija kažkiek tai nukrypsta į elementarius magijos tokius elementus ir būrėjai. Ir po tokio lengvo susižavėjimo žmogus, kuris jau atrodo, štai, va, jis kažką jau atrado, jau net patį Dievą už brazdos laiko sužinojo tos visatos paslaptys, tos dėsnius, jis jau ir po to iš tikrųjų ten taip pat yra fragmentiška ir nepilna. Ir todėl jisai po tokio pirminio saldaus įsikalbėjimo, jis atsiduria ir susižavėjimo, jis atsiduria dar didesnėje duobėje, negu buvo prieš tai ir sunku labai išsikapstyti. Todėl labai tos ryties neoficialiosios, netradicinės medicinos ar žinių, daug specialistų yra ne tai, kad nekompetitingų. Yra, aišku, elementarių šarlatanų, kurie tiesiog apgaudinėja žmonės, o yra tiesiog, kur su rimtais veidais žmonės iš tikrųjų įsivaizduoja, kad jie kažką bando ten padėti žmogui. Tai būtų kaip ir ydinga, ar ne? Jo, bando, kad čia ir yra pavojus, kad bando lyg tai padėti žmogui, išaiškinti, bet patys nesuprasdami, suvokdami tik fragmentą, nesuprasdami nei pasaulio pilnos prigimties, nei žmogaus, nei jų santykio, jie tiesiog, kaip šventame rašte apie juos gerai parašyta, kad kai aklas veda aklą, abudu atsiduria griovyje, tai irgi problemos nesprendžia. Todėl norėjusi kažkaip žavingai, lengvai šitas žinias perduoti, taip paimti ir perduoti pilną tą vaizdą, bet taip kad tai būtų nesunku skaityti ir kad būtų priimtinas skaityti ir būtų plačiai visuomenė priimtinas tai skaityti. Ne tik tai kažkokia ten uždarai, kuri kažko tai domisi, bet tai toks žaisminga forma specialiai parinkta todėl. Elijau, ar šios žinios perteikiamos tik knygoje, ar jūs dar kažkur dalinate savo sukauptą informaciją? Vyksta užsiėmimai, seminarai, tik tai ten akcentas dedamas daugiau į praktinius įgūdžius, kad žmogus turėdamas kažkokius instrumentus, ne tik tai suvokimą, bet ir instrumentus, galėtų pats kapstytis ir aiškintis savo problemus bėdose ir išeitų iš jų. Ir, aišku, klausimas apie knygą, kur galima ją įsigyti, visi, kas susidomėjo, užsinorės. Visose knygynuose šiuo metu tai ir Pegasas, ir Didysis Pegasas, tai buvusios Baltos lankos greitų laikų ir Vagos knygynuose pasirodys šita knyga. Taip kad daug kur galima įsigyti praktiškai visose. Reikia tik norėti. Taip. Ačiū Jums, ačiū už knygą, sveikinu beje su jos pasirodymu, turbūt tai nemažas įvykis Jūsų gyvenime. Taigi linkiu, kad ji iš tikrųjų atliktų savo misiją ir turėtų naudos tiem, kam jos reikia. Ačiū už gražius palinkėjimus.